Studentai gana dažnai susiduria su laiko stoka. Pastarieji vis dažniau įsitraukia į įvairias veiklas, dirba. Neretai nuo to nukenčia studijos. Vienas iš būdų suderinti studijos su darbu – laisvas paskaitų lankymo grafikas. Šis grafikas leidžia studentams struktūruoti laiką ir praleisti dalį paskaitų. Laida Universitetai LT domėjosi laisvo paskaitų lankymo grafiko privalumais bei trūkumais. Laisvas paskaitų lankymo grafikas žurnalistikos studentai Rūtai leidžia darbuotis pagal jo specialybę. Mergina jau antrus metus dirba žurnaliste Vilniuje, nors studijuoja Klaipėdoje. Pasak Rūtos, laisvas paskaitų lankymo grafikas vienintelis būdas suderinti studijas su jo svajonių darbu. Laisvas lankomumas man yra tarsi išsigelbėjimas, nes jo dėka galiu ir mokytis, ir dirbti tuo pačiu metu. Tai tiesiog labai džiaugiuosi, kad universitete yra tokia galimybė ir dėstytojai tai palankiai žiūri ir gaišta savo laiką susirašinėdami su manim elektroniniu paštu ar kažkaip specialiai peržiūrėdami mano darbus ir leidžia man mokytis būtent pagal virtualią sistemą. Ir šiaip manau, kad tiesiog tai yra tobula mokymosi sistema, nes žinias, kurias sužinau universitete, tai yra teorinės žinias, aš iš karto, ne po 4 metų galiu panaudoti praktiškai. Esu kažkokių pagrindinių sunkumų galbūt nėra, bet net turbūt įdomiausias dalykas yra pažymiai. Ir tikrai galėčiau pasakyti, kad pažymiai nenukenčia nuo to, kad mokosi pagal laisvą lankomumą, nes tiesiog džiaugiuosi, kad atsikratoma mados rašyti pažymius tik už lankomumą ir dabar pamažu atsižvelgiama į kokybę. Tai yra į tai, ką tu gavai, išmokai ir gali panaudoti. Tai yra informacija, nežinau, dėstytojo darbą. Tai tiesiog manau, kad tų problemų nėra ir tas problemas dažniausiai kuria studentai, o kai tu esi užimtas, turi darbą ir turi mokytis, tai tų problemų tiesiog nelieka laiko nei jas galvoti, nei jas spręsti. Didžiosios Britanijos Dundee universitete studijuojantis Ignas tikino, kad Dundee universitete paskaitų lankymas neprivalomas. Studentai patys renkasi, kada ir į kokias paskaitas eiti. Kiekvieno asmeninis reikalas, pasirinkimo laisvė eiti paskaitas ar ne, seminarai privalomi, jų lankomumas žymi. Tai paskaitas gali pats pasiruošti namie, seminarui gali pasiruošti, bet turi nueiti. Tai aš manau, kad tai yra gerai, nes tu gali pats kontroliuoti savo dienotvarkės, savo laiką, gali pats susidaryti savo paskaitų ir seminarų grafiką, tvarkaraštį ir jeigu tau dar lieka laiko, gali ir susirasti darbą. Socialinių mokslų fakulteto dekanas profesorius dr. Antanas Bučinskas tikino, kad svarbiausias laisvo paskaitų grafiko trūkumas – pažymių suprastėjimas. Pasak dekano, studentai turintys laisvo paskaitų lankymo grafiką įgyja spragas, kurios vėliau nėra užpildomas. Laisvas lankomumas yra studijų nuostatose numatytas, bet kai studentas nelanko, kad ir su leidimu paskaitų, jis negauna, tai fiksuoja studijų nuostatai, kaupiamojo balo. Ir rezultatas egzamino pažymys ir todėl daug neprisideda prie egzamino pažymio, daug neišlaikančių studentų yra. O jei kalbėti apie realią padėtį, kreipiasi kartais studentai labai nedaug, tai aš besąlygiškai beveik visada tenkinu, būna vienetai, kada studentės turi naujagimį, jos turi jį maitinti, prižiūrėti, teikiam tada laisvą lankomumą. Ir ypatingai gabiems studentams, kurių sesija yra praeita ne mažiau kaip 8,5, jeigu tai yra rimtas motyvas. Tai daugiausia kreipiasi 3-4 kurso studentai. Tiesa, vienai pirmakursė yra leistas, nes turi naujagimį vaikelį. Čia jau džiaugiamės, kad studentai augina vaikus, būsimus studentus ir visaip padedame. Bet jie apsunkina savo studijas. Dėstytojas į tai, kad studentė augina vaikelį, vertindamas egzaminą neprideda balo. Čia jau tokia tvarka yra, kad vertinamos žinios, o ne socialinė situacija, ne socialinė padėtis. Norint gauti teisę į laisvo lankomumo grafiką, studentai privalo gerai mokytis, turėti svarią priežastį ir stropiai mokytis laisvu nuo paskaitų metu.